Sveiki mano bičiuliai, šiandieną gaminsime labai paprastą patiekalą. Šį patiekalą pasigaminti net sugebės pradedantysis žmogus, kuris prie griliaus dar niekada nėra stovėjęs. Turime vištienos krūtinėlę, ją supurškiam aliejumi, pabarstome druska, juodaisiais pipirais ir tą padarome iš abiejų pusių. Vištienos krūtinėlė marinuosis tol, kol mes susipjaustysime daržovės ir pasiruošime grilių. Dabar supjaustysime papriką vidutinio dydžio nedideliais kubeliais. Supjaustykime žalius svogūnio laiškus. Ir tuo mūsų pasiruošimas namuose baigsis. Keliausime prie griliaus. Sumaišome 2 sūrius, mozzarella ir čederis. Ir įdedam dar sriračą padažo. Išmaišome. Paruošiam grilį tiesioginiam kepimui ir specialioje keptuvėje apkepinsime šoninės gabaliukus. Apverčiam šoninę. O, lauke lietutis prasidėjo, bet mums netrūdo jisai, mes kepame savo terasoje. Dar kartą apverskime šoninę, kad jinai įgautų auksinę spalvą. Iškepę šoninę, patraukim su visą keptuvę ir grilių paruošime dar įdėdami vieną deflektorių. Apkepsime dabar vištienos krūtinėlės tiesiai virš atviros liepsnos, ar tiksliau anglių. Apverčiam krūtinėlę. Kepama maždaug apie 30 sekundžių vienoje pusėje. Dar kartą apversim krūtinėlę. Vartom tam, kad jinai nepradėtų svilti, nes mėsa švelni, o temperatūra aukšta. Apskrudinom vištienos krūtinėlę ir perkeliam į zoną netiesioginio kepimo. Dabar dar įdėsime rūkymo drožlių. Tiesiog per groteles suberiam. Temperatūrą laikysime apie 180 laipsnių ir lauksime, kol krūtinėlė mūsų įgys apie 70 laipsnių vidinė mėsos temperatūra bus. Supjaustom šoninę. Šoninę mes apgrilinom, skrudinom, supjaustom smulkiais gabaliukais. Matuojame temperatūrą mėsos vidinę. Turi būti virš 70 laipsnių. Kiek rodo. Nu ir viskas. Išimam krūtinėlę ir tepsime barbekiu padažu. Tepam barbekiu padažu krūtinėlę gausiai.
Ir tą padarysim iš abiejų pusių. Dabar apibarstome krūtinėlę šoninę. Toliau gardinam sūriu. Ir dabar krūtinėlę patalpinsime virš deflektoriaus. Palauksim, kol įsilydys sūris. Sūris pradėjo lydytis, sudėsime papriką. Jas taip net galim įspausti į sūrį. Papriką sudėjom ir pakepsime kokias 5 minutes. Barstome svogūnai žaliais ir kviesime visus pas stalo paragauti. Dabar paragausime, kas čia gavosi. Manau, šitą patiekalą galima drąsiai priskirti prie šventinių patiekalų. Gali gaminti ir pradedantieji. Aš gabaliuką paragausiu, eisim valgyti su šeimyna ir pasakysiu trumpai savo nuomonę. Atpjauk didesnį gabaliuką. Aš nesupratau. Niekuomet negalvoju, kad krūtinėlė gali būti tokia sultinga. Visiems ačiū, kurie žiūrėjote. Prenumeruojam kanalą, spaudžiam laikus, dislaikus, komentarus palikit būtinai, dalinkite su draugais. Iki, laukit naujų vaizdo įrašų.